Kol kas apie antros dienos mugės antrąjį svečią žinau tik tiek, kad tai yra Vaidas. Bet pabendravus 30 sekundžių žinau, kad tai yra šiltas ir malonus žmogus. Bet jeigu jis yra čia, vadinasi, jis turi sąsajų ir su kūryba. Vaidai, tada šiek tiek apie save. Sveiki, aš esu Vaidas Bartušas, esu dainininkas, kontratenoras, taip pat vokalinio meno tinklo įkūrėjas, daugiausiai freelancinu, taip pat vaidinu valstybiniam mažajam teatre, esu vadybininkas prodiuseriniai kompanijai Operomanija, taip pat podcast'o Kažkas čia nedera kūrėjas ir dainininkas Lietuvos valstybinėme ansamblyje. Tai va, toks mano trumpas dosie. Tu manai, kad tai trumpas dosie, tai yra pakankamai ilgas dosie, jau net sunku įsivaizduoti, kaip viskam užtenka laiko. Gerai, Vaidai, labai norėčiau, kad dabar labai sąžiningai atsakytų. Kaip dažnai vartoji? Ką? Šitas vietoj, visai padarau pauzę šitai vietoj, žinai, matau, kaip žmonės pasimeta, jie labai išsigąsta net. Ką vartoji? Taip, iš tikrųjų, žodis vartoji yra kabutėse. Žinai. Kaip dažnai vartoji kultūrą sėdėdamas ant sofos? Tai laisvalaikiu dažniausiai vartoju kompiuterinių žaidimų kultūrą. Tai mano laisvalaikis yra prie kompiuterio ekrano arba Spotify'us kur nors ant sofos, va, kaip jūs minėjote, jeigu noriu pailsėti nuo lėkimo, nuo greičio, tai tada klausausi muzikos arba žaidžiu kompiuterinius žaidimus. Kaip tu manai, kokie meno žanrai yra labiausiai pritaikyti ekranui, sakykime? Čia man atrodo, kad yra labai platus klausimas, ypatingai po pandemijos, nes visi pradėjo ieškoti būdų, kaip skaitmenizuoti, kaip įekraninti savo veiklą, nesvarbu, ar tai būtų spektaklis, kuris skirtas scenai, ar koks nors muzikos atlikimas. Sutik, ne viskas tinka, va, tiesiog tavo manymą būtų labai įdomu išgirsti, Vaidai, štai, va, kokios sritis tinka, o kas ne ir kodėl. Tai kinas be abejonės yra pirmoje vietoje, taip. Ir man atrodo, kad labai reklama yra pažengus. Bet čia reklama yra kaip kino šaka, kaip suprantu. Kaip kino šaka, čia jau kitur jo, sakykime, nelabai ir pademonstruosiu, parodysiu. Vaizdo klipai. Taip. Kai jūs uždavėt klausimą, tai man atrodo, kad tik tai kino šakos įvairios. Pirmas mintise žodis buvo dokumentika, kad kažkas iš dokumentikos yra, bet čia irgi yra kinas. Tai turbūt labiausiai ekranų ir tinka viskas, kas susiję yra su kino industrija. Nesvarbu, ar tai būtų filmas, ar tai būtų kažkoks pristatomasis klipas, ar šitas interviu. O spektaklis, manai, sakykime, labai skiriasi nuo žiūrėjimo gyvai ir sumontuota per ekraną? Aš vis dėlto esu to kirpimo, arba tiksliau to mąstymo, kad gyvas spektaklis vis tiek jisai turi tą ketvirtąją sieną ir ten egzistuoja vis tiek kiti rakursai, žiūrovas vis tiek jisai neturi galimybės arčiau prieiti, pavyzdžiui, aktoriaus lūpų arba pamatyti vyzdį, kaip susitraukia akies. Tai teatro vaidyba ir teatro produkcija šiek tiek yra kitas laukas negu kino produkcija ir tikrai yra sudėtinga gan perteikti žmogui per ekraną tai, ką jis gali patirti būtent pastatyto spektaklio metu. Bet sutik yra kiti pliusai, sakykime, tu gali sustabdyti, atsisukti, jeigu reikia laiko šiek tiek pagauti režisieriaus mintį, dar kartą pažiūrėti nuo pradžių, nereikia eiti antrą, trečią kartą į tą patį spektaklį, o žiūrint per ekraną, visą tai gali pasidaryti vietoje. Taip, su šituo jūsų komentaru, kur mes judam? Link edukacijos. Man atrodo, kad jeigu, tarkim, spektaklis sukurtas spektaklio įrašas sukurtas edukaciniais tikslais, manau, kad tikrai labai praverstų, nes galima tikrai sustabdyti sceną, paanalizuoti. Aš pats, tarp kitko, taip studijavau Nekrošiaus spektaklius. Tai tikrai įdomu. Mūsų kolektyve čia tokia gimė mintis, žinai, galvojom apie tokią laidą, tai labai įdomu išgirsti iš kūrėjų, sakykime, ar jums tai būtų aktualu ir įdomu. Na, sakykime, dar jinai pavadinimo neturi, bet jeigu pavadintumėm operacinė, sakykime, surinkam tavo srities, ne, kokius 4-5 profesionalus ir tave operuojam. Ir jinai profesionalai šneka apie tavo kūrybą, kas yra gerai, kas yra blogai. Ar tokia laida būtų įdomu ar ne? Tiek tau, tiek kitiems kūrėjams. Aš iškart matau labai didžiulę naudą kiekvienam kolektyvui, jaučia mes žengiam visiškai kitą, turbūt jau nebe į ekranizavimą, bet apskritai į turinio kūrimą. Tai man atrodo, kad čia yra labai aktualu visiems kuriantiems žmonėms, kurie nori kažkaip perteikti savo kūrybą, savo veiklą platesniai auditorijai.
Tai čia manau, kad šitas įrankis arba šita operacinė, kurią jūs pradedat daryti, kaip suprantu, čia yra pradžia projekto, ar ne? Taip, idėja, kol kas tik tai pati taip. idėja, renkam nuomonę, jeigu tai iš tikrųjų įdomu, aktualu, kol kas visi taip ir sako, kad iš tikrųjų būtų įdomu, bet jeigu paklausė, ar ateitum į tokį operacinį, sako, reikia dabar galvoti, reikia drąsos vis tiek turėti. Ai, reikėtų drąsos ateiti į operacinį? Kai kurie atlikėjai sako, kad reikėtų drąsos vis tiek ateiti. Kaip įdomu. Man tai atrodo vis tiek, jeigu mes kažkaip kūrėme santykį, kūrėme ryšį su savo auditorija, tai ateiti į operacinę ir pakalbėti, pabendrauti arba atsiskleisti dar labiau, čia yra wow. Taip dažnas kuriejas ir sako, sakykime, man būtų labai įdomu išgirsti tą nuomonę, bet bendraujam taip, o ne nufilmuoti ir paskui tai, kad būtų viskas parodyta. Bet manau, reikia tik tai laiko, kad susigyventų su tą mintim ir išdrįstų. Jūs pažvelkite, taip. Nieko baisaus. Galim pertraukinėti vienas kitą. Jūs pažiūrėkit, kas šiaip vyksta dabar socialiniai komunikacijai, socialinėse medijose, tiksliau, reelsai, ten įvairūs valstybiniai teatrai, ką jie daro, dalinasi savo repeticijų, dalinasi užkulisiais, dalinasi, čia jau, man atrodo, kad tai iš tiesų jau vyksta tai ir labai smagu ir labai pagirtina, kad jūs atradote naują rakursą to dalyko, kuris iš esmės jau vyksta. O iš tikrųjų, ką jūs norėtumėte pasakyti? Tu žinok, net pamiršau, Vaidai, kol kas klausiausi, ką norėjau pasakyti. Manau, nenori, sakykime, prisiminiau. Bent jau mūsų kartais, sakykime, visą laiką irgi sakydavo, mylėk tą žmogų, kuris tau sako, visą tiesą apie tave. Tik tai išgirdus kritiką, tu gali tobulėti, žinoti, iš tikrųjų, ką pataisyti, galbūt ką pagerinti, kas patinka, kas nepatinka. Bet šiaip suprantu žmonės, kuriems iš tikrųjų tai nėra lengva, reikia laiko tam ryžtis. Bet manau, čia viskas su laiku. Pirmus drąsius tikrai rasim, sakykime, o paskui, manau, bus ir eilė. Tik jeigu gerai pataikysim su meno kritikais. Taip, teisingai. Kągi, gerai, tada dar vienas paskutinis sąžiningas klausimas, ar jau buvai atsidaręs puslapį artist.tv? Apie artist.tv išgirdau iš kolegos bičiulės Gretos Paukštės ir po šito pokalbio manau, kad tikrai atsidarysiu ir pastudijuosiu ir galbūt net paieškosiu galimybių bendradarbiauti. O šiaip, man reikalinga tokia platforma iš viso? Ir galbūt ko tikėtumės iš tokios platformos? Kas pačiam asmeniškai tokiai platformai būtų svarbiausia? Į šitą klausimą negaliu atsakyti taip tiesiogiai, nes dar iki galo nesu susipažinęs su Artist TV misija ir vizija, bet tiek, kiek iš šito pokalbio supratau, tai man atrodo, kad tikrai yra labai reikalinga. Tai yra puikus dėmuo komunikacijoje apskritai ir puikia galimybė tiek kūrėjams, tiek auditorijoms dar giliau pažinti savo mylimus kūrėjus arba kuriamus produktus. Ačiū, Vaidai, kad apsilankei. Iki kitų malonių. Iki.